žiūrovai, susitinkam iš Rygos Pikirnėkė trasos. Turime žieminę etapą, paskutinės etapas, spalio 8, 7 šiandien turbūt. Rytoj Renatas gimtadienis. Tęsiant temą. Vyko treniruotės vakar, spėjau atvažiuoti, buvau vienas, dėja, bet taip, komanda nespėjo iš darbų išlėkti, bet šiandien visi yra, visas gengas ir dar daugiau. Tai mečiau viską, susirinkau žaislus, sėdau į mašiną ir tas 3 valandas važiavau. Tai padariau 8 važiavimus, naktį, šlapę, buvo visko, bet šiaip gavosi kažkas. Šiandien treniruotės turėjom valandą laiko jau, 4 važiavimai. Paskutinis važiavimas buvo geriausias. Čia vaizdą matot, kai išvažiuojant iš trasos, važiavau jau palei pat, stengiausi klipinti zoną ir sekam toliau. Laukiam savo antros treniruočių grupės, 15:30 pradėsim, 40 minučių, tai spėjau turėsim važiavimus. Dabar lekia pro jau trasa kyla dūmai. Spėjau yra sausa šlapė. Blogiausia, kas gali būti. Tikiuosi, mums to nesigaus. Tikiuosi, bus arba šlapė, arba sausa. Tai va, tai važiuosime treniruotę, tada laukia kvalifikacija. Kvalifikacija yra taip. 2 važiavimai, kvalifikuojas ir Lietuvos etapui. Lietuva bus tik top 16, labai didelė konkurencija, nes susirinko visi realiai, kurie gali važiuoti. Tai pateks tik 16 geriausio ir su tais pačiais 2 važiavimais turiu kvalifikuotis rytojaus etapui, kur yra Latvijos etapas. Dėl to važiuoju ant gačinių padangų, dėl to važiuoju su Hansa ir jeigu nepadarau šiandien kvalifikacijos, tai rytoj neturiu važiuoti. Tai kol kas tiek. Einam prie mūsų palapkės, laukti Roberto, skubam, bėgam, einam ir čia mūsų palapkė. Tu čia filmuok. Ne, tą išlaužiam.
Robertai, karštų komentarą. Kol dar? Pirmas važiavimas po ilgesnės pertraukos buvo labai neblogas, pamatysit. Ir antrą norėjau geriau. O geriau gavosi jau šiaip tai paėmiau ten šitą sunkesnį arba kelintas neklipas, trečias, man atrodo, paėmiau ir šveičiau link sienos ir žiūriu, o, fainai, arti. Ir tik tai artėjant per vidurį to viso benko, ar ne labai slydo ten mašina ir tiesiog nebuvo gripo ir mane tak į sieną, atsimetė galas, lūpau priekį ir dar iš galo pasivijo mane šitas RT dar dadėjo. Ai, ne, palauk per padų. Bet nieko, viskas, spėsim, sutvarkysim. Darom viską. Nu, davai greitą komentarą. Mechanikai giečiausi. Gerai. Gerai. Tai buvo taip, tikras atdžiūna, realiai atsiranda gripo, tai Justas pasakė, kad ties trečių klipų sausa, sausėja. Tai, tikėjaus, kad reikia spausti, reikia neatleisk, nes sugripins, realiai. Tai myniau ir toj vietoj ties to kerbų toliau myniau ir gavosi taip, kad kampas didelis buvo ir apsuku. Is following, and here we go. We will be a party in the German Savickas following, Shalkauskas leading, and here we go. Let's see how they go. Oh! What was that? Why? Speechless. Ir baigiam šiandien savo naktinės varžybas Rygoje. Top 16, papuoliau, džiaugiuosi, važiavau su Savicku. Nei vieno rano nepadariau šį savaitgalį, nei tamsoj, nei šviesoj, nei šitoj trasoj, nei šlapioj, nei sausoj. Buvo sudėtinga žiauriai. Nesupranti, kas vyksta, kur ką žiūrėti, kur atkreipti dėmesį. Tai savo tokį čeisą labai tokį, pavadinčiau, vienoj vietoj gal neblogai buvo. Bet realiai tiesiog nemačiau sienos ir praslydau per plačiai vėl. Išmušiau ratą. Iki kito.